Labą dieną. Susipažinkime, nes mes tuoj susitiksime seminare apie one-to-one, apie vadovų ir darbuotojų pokalbis. Dėl to verta susipažinti. Aš esu Vytautas Giedamavičius, organizacijų konsultantas. Ir viena iš sričių yra padėti žmonėms susikalbėti. Tikro, atviro, gyvo pokalbio. Ką mes darysime susitikę per seminarą? Pirmiausia, mes susitarsime, kas nėra tie one-to-one pokalbiai. Tai nėra mūsų operatyvki, kasdieniai pokalbiai, tai nėra metiniai, tai nėra asmeniniai pašnekesiai apie tavo savaitgalį, gyvenimą ir panašiai. Tai yra darbinis, bet gilus ir pasišnekėsim, kas tai tokio yra. Antra dalis yra apie tai, o kodėl dažniausiai pokalbiai neįvyksta. Ko trūksta organizacijose, ko trūksta darbuotojų įpročiuose, kokių trūksta gebėjimų ir kaip galima būtų tai užpildyti. Ir turiu sprendimą, turiu idėjas ir pačią metodiką, kaip iš tikrųjų vadovai lengvai, žaismingai, tačiau tuo pačiu metu giliai ir profesionaliai gali tuos pokalbius darbuotojus inicijuoti, vesti, žmonės įtraukti, prakalbinti, nes yra reikalų prakalbinti, kad ateina ir sako, normaliai, gerai man viskas, ir tu galvoji, o ką dar man su juo kalbėtis, ar ne? Tai kaip iš tikrųjų padaryti, kad tas vadovų ir darbuotojų pokalbis būtų labai turiningas, gilus ir neliktų tokių užnugarinių kažkokių nepaliesų temų. Apie tai mes darbosime susitikę greitai. Kita dalis, kad ne tik tai kas tai ir kaip tai padaryti, bet labai daug treniruosimės. Treniruosimės reiškia pačius bendravimo įgūdžius. Kaip gebėti išgirsti, kaip gebėti kitą prakalbinti. Kaip padaryti, kai jis sako, taip, ne, nežinau, aha, jo. O tai kaip jį arba ją įtraukti į mūsų pokalbį. Kaip padaryti, jeigu labai daug šneka, sugebės žmogui apibendrinti ir susikonkretinti, kad tie pokalbiai nenuslystų į kažkur tai arba netaptų tuščių laiko praleidimų sėdint. Tad susitinkame. Kaip sakau, sutiksim į treniruotę, nes tikėkit, kad čia kažkokios daug teorijų jums papasakos. Ne apie tai, ir apie tai, kad, žinai, lengvai, žaismingai mes galime treniruotis, bandyti, nagrinėti sudėtingus atvejus. Tad, jeigu galite, ateikite į seminarą su savo skepsiu, kam čia tų pokalbių reikia, kodėl jie nevyksta, o tai yra neįmanoma, nėra laiko ir panašiai. Iš tikrųjų, galvokime taip, kaip yra dabar, kad galima būtų apie tai diskutuoti. Su savo galbūt atvejais šnekėjausi, dariau, ką man dabar darys už tai tokio darbuotojo. Čia yra įdomiausia, kad kiek įmanoma tai būtų maksimum jūsų praktinės situacijos, kurias mes kartu galime gliaudyti, nagrinėtis ir išeiti tapę dar geresniais lyderiais, kokiais jūs ir esate, ir dar geresniais patapsite. Iki greito susitikimo.